Gaminame jautienos kepsnį su obuolių uogiene. Jautieną įtrinkite druska ir pipirais. Kepimo skardą išklokite rozmarinais, pjaustytais svogūnais ir česnakais. Dėkite mėsą ant viršaus ir šaukite į orkaitę iš anksto įkaitintą iki 180 laipsnių. Uždenkite foliją ir kepkite apie 1 valandą. Šviežias bulves apvirkite pasūdytame vandenyje, nukoškite ir likus 20 minučių iki mėsa baigs kepti, sudėkite bulves į tą pačią skardą, apšlakstykite aliejumi ir uždėkite sviesto. Obuolius nulupkite, pašalinkite sėklalizdžius ir supjaustykite kubeliais. Svogūnus nulupkite ir taip pat supjaustykite kubeliais. Nulupkite ir susmulkinkite imbierą. Į puodą dėkite obuolius, razinas, svogūnus, imbierą, pilkite actą, suberkite cukrų ir viską palengva nuolat maišydami troškinkite apie 25 minutes. Atvėsinkite. Jautienos kepsnį patiekite su bulvėmis, obuolių uogiene ir šviežiomis salotomis. Obuolių uogienės galite paruošti daugiau, sudėti į stiklainiukus ir laikyti šaldytuve. Skanaus.